Pažiūrėsim, kuri parduotuvė geriausia. Jeigu Aibės apsauginis ateitų į Maksimą apsipirkt, tai Aibės apsauginis sulaikytų Maksimos apsauginis, nes galvotų, kad bomžas. Kups. Pageręs maistas, faršas šaldytas, smirda, sureliai, sūriai, piragai, sugedė, supely. Vien dėl hardcore dedam kupą. Ja. Jeigu tu dirbi Kube, oi, tu nebūsi linksmas, aš taip pasakysiu. Norfai apsauginis mano lėtės yra. Nu ką, laikas, kaip sakant, užmyšti jūsų mylimas parduotuvės. Pažiūrėsim, kuri parduotuvė geriausia, kuri blogiausia. Galim pradėti maistelio tier list. Nu gerai, eisiu iš eilės, karoči. Aibė. Aibė. Žinokit, kada aš buvau Aibėj paskutinį kartą, aš noriu dėti JAV Aibę, atvirai pasakysiu, aš noriu dėti JAV, nes turiu žiaurę traumą, karoči. Aš seniau eidavau į Aibę visą laiką, man labai patikdavo, nes nebūdavo daug žmonių, gan basic pasirinkimas produktų ir ten būdavo čeburėkus pardavinėdavo toj Aibėj. Ir aš labai mėgdavau, aš buvau nutukęs, storas, ištežęs, suštinusiais peniais, jaunas ir aš labai mėgdavau čeburėkus su mėsa. Ir vieną kartą aš pasiėmiau čeburėką su mėsa iš Aibės ir baisiai apsinuodėjau. 3 dienas vėmiau, 3 dienas triedžiau ir nuo to karto gavau žiaurę traumą ir bijojau valgyti čeburėkus su mėsa gal 3 ar 4 metus. Ir tai įvyko nuo Aibės čeburėkų. Aš jau turiu, kaip sakant, nusistatymą prieš Aibę. Toliau, Aibė dahuja alkoholikų. Į kiekvieną pardė užsuka alhašai, bet į Aibę daugiausia. Ir Aibėse, kiek iš patirties man yra tekę būti, apsauginiai nelabai dirba. Jeigu Aibės apsauginis ateitų į Maksimą apsipirkt, tai Aibės apsauginis sulaikytų Maksimos apsauginis, nes galvotų, kad bomžas. Va tokie Aibės apsauginiai dažniausiai būna. Kur tu neatskirsi. Jie patys kaip bomžai atrodo dažniausiai. Dažniausiai Aibės apsauginį gali sutikti, kai jis laukia. Prie Aibės tiesiog stovi peša kontrabandinį cigarą, su akimis švarvėjusiam. Visada pavargęs atrodo, visada užsipytęs. Ir visada atrodo šiek tiek įkalęs, šiek tiek išgėręs. Apsauga Aibės irgi tokia labai įdomi. Toliau visada išpilta kažkas. Visada kažkas tose mažose parduotuvėse išpilta kažkas. Skau, čia aišku, gal kaip papulsi. Čia gal tiesiog tos Aibės, kur aš esu buvęs. Gal jūs žinot kažkokių švarių, blizgančių Aibių, kur viskas ahujenai, geri apsauginiai, geri pardavėjai, geras maistelis, šviežias, nėra bomžų. Aš tokioje Aibėje nesu buvęs. Nu, nesu buvęs aš tokioje Aibėje. Bet aš manau yra ir blogiau. Nedėsiu tikrai dugną Aibę, bet man Aibė yra, tarkim, D. Iš visų pardžių, man rodos, kur yra didelis šansas prasileisti galvą, Aibė irgi gan aukštai yra. Aibė gan aukštai yra. Toliau, čia pardė. Čia, nahui, kaip jin vadinas? Čia. Nu, man čia tiesiog Aibė. Čia man tiesiog Aibė yra. Vien dėl to, kad pavadinimas, hui suprasi, kaip čia man vadinti, kaip čia man sakyti. Čia, bl**, ar čia? Kaip pasakyti žmogui, bl**, kur tu eini? Kur varai? Čia. Ką? Kur nahui? Čia varau. Kur, bl**, čia nahui? Nu, tai čia varau, nu. Labai klaidinantis jų pavadinimas. Ten, bl**. Čia tas pats, kas pardė, ten atsirastų. Kur varai ten, bl**? Ten apsipirkt varau. Tenai. Čia, bl**, pardė. Esu buvęs porą kartų, nu labai basic irgi tokia parduotuvytė. Bomžų nebuvau sutikęs čia. Šiek tiek švariau negu Aibės. Iš produktų pasirinkimo tai irgi nėra pats didžiausias, bet geriau negu Aibė. Tokios eilės pripardės. O jūs ahujėl? Į čia, bl**. Į čia, nahui, tokios eilės. Kas čia? Kodėl? Palaukit. Nauja prekybos tinklo parduotuvė atidaryta Putinuose. Tai aišku, kad Putinuose. Tokios eilės į čia pardė galėtų būti tik Putinuose arba Lukašenkose. Daugiau niekur kitur. Kas per hypas į mandresnę Aibę eit? Į Aibę tokios eilės galėtų būti Kim Jong-unuose. Čia dėsiu C. Žiūrim toliau. Express Market. Nesu, man atrodo, gal net čia buvęs. Čia kas yra hebra per pardė? Šitoj nesu buvęs. Negaliu žinokit šitos vertint. Hebra. Čia gera pardė. Vyčia su šunimi leidžia. Tai kaip tik hujovai. Nenoriu aš tavo smirdančią šlapio šuns, kad jis ten maišytus man toj parduotuviai. Ir liūdnai atrodo man visada, kai šunį ten pririšo tai pardį. Neik vapšė su šunimi parduotuvė. Gerai, dabar neliečiam šito. Iki su akcijom gan prastai. Iki irgi žiauri daug bomžų būna. Nežinau dėl ko. Bent jau gal tos ikinės, kur aš esu buvęs. Toksai, žinai, iki yra tokia pardė, kur, jeigu yra Maxima arba Rimi, man iki eit. Jo, iki tokie, žinai, kur, nu jeigu, arti nieko kito nėra, nueisiu aš tai tą įkinę. Nueisiu aš jau tai tą įkinę, bet šiaip toksai nežinau man. Dažnai sutrinos būna įkinės, va gerai rašo, dažnai irgi numištos būna įkinės. Kažkas, bet su ta įkyra, kad ten irgi būna smirda. Blet, aš sakau, gal čia aš tai papuolu, bet nu, aplinkui mane va, visos įkinės, kurios yra kokių poros kilometrų spindulių, kiek aš buvęs, ypač stoties Vilnius įkino, aišku, ten bomža aplinkui trinas, ten vapšė, ten toks mižalynas. Vat jau artėjom link tų parduotuvių, kurių grindys pradeda lipti. Iki jau pabiški limpančių grindų skaičius kyla. Jau aukštėja limpančių plytelių skaičius jau įkiniai. Jau nuo įkinės jau pradeda aukštėti. Ir dar gan nėra
pigų visai iki. Bet nėra ir huinė, nu tipo nėra visiškas šūdas. Įdėsiu C, man nelabai žinokit iki. Man nelabai iki. Kas čia? Kups. Nesu buvęs irgi. Kas čia per parduotuvės? Nesu buvęs. Oi, čia iš vis tokia kaimiška. Gal ir esu, žinokit, buvęs. Žinokit, aš buvęs, man rodos. Ar Ukmergėj, ar kažkur, blėt, už Panevėžio. Mėgos bomžas prie tokios. Prie tokios mėgos bomžas. O tipo, mėgos bomžas, hebra. Aibė pirko kupsą. Nu jo tokia basic maža pardė. Bet net nežinau kainų. Tikrai skandalas kažkoks yra. Parduotuvė, kur randas Užsienio gatvė Kem 4, buvo parduota pakuotė dešrų su pasibaigusiu galiojimu. Turėjo tiesiog sumažintą kainą ir liko prekyboje ant lentynų. Tiesiog jeigu pasibaigė galiojimas, tiesiog akcija. Absurdas. Čia žinot, čia kaip maksimai būna tos, kur tuoj pasibaigs, tai kupsė jau kur pasibaigė. Sam akcija. Absurdas. Ignas yra labai įdomios pardavėjas, ateini pirk kažko ar maisto ar alko, tai turi būtinai ant visos pardės išrėkt tau 1, 2 ar 3, ypač kai perki alo, kad pažemint prieš kitus pirkėjus. Man atrodo, jos pareiga mane aptarnauti, aš susimoku ir išeinu tyliai, kam tie komentarai ir dar prie kliento. Eik, tu na. Bet bičas jaučia ten pastovi perka, jis jaučia dieną po 20 alaus pasiema, jaučia jos nebenori, kad jis pirktų. Jis jaučia apsimyžęs ateina pastovi. Šiandien pirkau už cirkumistelė kups parduotuvės 3 silkės, atvažiavęs namo 2 gavosi ištraukti iš maišelio, 3, kai ištraukiu, tai liko rankai kauliukai, kas čia per šūdas. Panevėžį rajone Berčiūnuose, nagla pardavėja. Šiaip daug blogų atsiliepimų, žinokit. Kažkodėl labai blogas pardavėjas atrodo dirba. Pagedęs maistas, faršas šaldytas, smirda, sureliai, sūriai, piragai, sugedė, supelyje. Pardavinė daržovės jau išmetimo stadijai. Šiandien man veideikai apgavo iš 10 eurų, davė netikrą pinigą, paprašiau grąžinti, eik tu na. Kas čia per hardcore'nės pardės, man net noris aukščiau dabar dėti, negu pradžiui norėjau. Čia gal kaip su tais restoranais, kur specialiai tave hujovai aptarnauja. Gal čia kupų bairis toks yra, kad specialiai tu supuvusi maistą duoda ir rėkiant tavęs tiesiog alkoholikų vadina. Hardcore'as. Vien dėl hardcore'o dedam kupą. Aš dedu ją. Vien dėl hardcore'o, žinokit. Aš noriu čia nueiti. Aš noriu, kad mane pažemintų ir man supuvusi dešrų duotų. Dedam ją, ne, bet šiaip. Nu gerai, jeigu ateko čia paėmus, man sunku dėti, irgi nesu buvęs. Tai aš dabar nebuvęs, tiesiog susidarau, įspūdį, kad ten yra hardcore'as visiškai. Tai aš dedu ją, nes čia antiek blogai, kad gerai. Čia humiliation pardė yra. Už ką moki tą ir gauni. Tave žemina ir duoda supuvusis dešras. Kubas. Esu buvęs Kubė. Keista pardė. Ten žinau, kad yra nuolaidų visokių. Man atrodo, kur jeigu daugiau perki būna, kad pigiau gali gauti. Ne. Ar čia tik pas barigas taip. Bet gan mažai pasirinkimo. Aš Kubus kiek eidavau, gan mažai pasirinkimo turėdavo Kubas. Ir kodėl Express Marketo nelyti, nes nesu buvęs. Arba YouTube po video komentaruose parašysit, kur dėti Express Marketą. Komentuokit, kur Express Marketas. Komentuokit komentaruose. Kelkit algoritmą. Parašykit, kur dėti Express Marketą. Ir ką apie Kubą manot, kas yra buvę. Bet Kubas gan mažai pasirinkimo. Aš esu buvęs vienam Kubė Panevėžyje, tokia žiauri didžiulė patalpa, milžiniška pardė, bet taip antiek tuščiai iš prekių, kad net aidas girdisi. Vienintelė pardė, kur esu buvęs su aidu. Didžiulė patalpa, bet tų prekių nėra per daugiausiai, pasirinkimo ne per daugiausiai. Žiauri daug cukrinių gėrimų, va tas man dar užpildė. Labai mažai zero sugar gėrimų buvau radęs, bet aš čia buvau prieš 8 metus gal. Gal dabar pasikeitė, aš nežinau, hebra. Gal dabar pasikeitė. Bet Kubas tokia irgi, nėra labai jaučia. Tikrai nelitas Kubas yra. Tu neini į Kubą, jeigu Porsche vairuoja, aš taip pasakysiu. Bent jau aš susidarau tokį įspūdį. Kubas, pala. Panevėžy Klaipėdos gatvėje. Aš šitam Kubė ir buvęs. Darbuotojas 2, viena jaunesnė blondina, kita kiek pagyvenus, kurie aptarnavo, pirkau alkoholį, buvau paprašyti dokumento, pasiūliau. Nuotrauką parodyti, prašė originalo, grįžau su juo, aišku, pardavė viešai mane aptarinėjo su kolegė, nemandagiai bendravo, pasakęs, kad esu šokė nuo arogancijos, skleidusios iš darbuotojos. Išeinant pro duris buvau dar ir apšaukta. Ponė, jei skaitai, linkiu jau į pensiją keliauti, nebevieta tau už prekystalio, kur ne tik, kad nemokė elgtis, bet ir elementaraus bendravimo dar reiktų pasimokyti. Pikti darbuotojai, aišku, kad pikti bus. Rašo, kad hujovi darbuotojai Kubė, bet, jeigu tu dirbi Kubė, tu nebūsi linksmas. O, sveiki atvykę į Kubą, ko norėsite, o taip, matau, ponas susipirkot prekių pas mus Kubė, duokit nuskenuosim. Jeigu tu dirbi Kubė, oi, tu nebūsi linksmas, aš taip pasakysiu. Kubas tikrai nėra perspektyvų vieta. Ir dar labai pavadinimas toksai, man jokios emocijos neiššūkė. Kubas, trikampis, antiek basic. Kaip galvoja pavadinimas savininkas? Pastatė pastatą, blėt, duris langus, blėt, žiūri iš to pastato į šoną. Gerai, blėt. Pridėjom supuvusio maisto į vidų, pastatėm, blėt, piktas pardavėjas, su dantim išpuvusiais, trūksta pavadinimo dabar. Žiūri, blėt, į tą pastatą. Kvadratas, Kubas, ką žinau, gerai bus, Kubas. Best Hood Shop, Kubas čia tokia hudo parduotuvė yra. Čia hudo parduotuvė, grinai. Aš nežinau, Kubas irgi nėra pats blogiausias. Kiek esu buvęs Kubė nebuvo sumyšta, tai jau dedu aukščiau negu aibė. Labai daug C, bet dedu į C. Lidlas. O, Lidlas,
norėčiau, žiauriai šiaip noriu pagirti, kaip kad manęs nerimė nei vienas šitų tinklų, nes aš per daug degradas esu. Ir aš esu liability risk, nes galimai mane kancelins neužilgo už kažkį skandalą žiaurų, kad ten išnaudojau kažką, bet Lidlas zaibys yra. Lidlas yra zaibys, nebrangu, žiauriai daug proteino, ypač sportuojančiam, kaip man, žiauriai daug proteino pudingas, proteino bananas, proteininės pardavėjas, proteininis apsauginis, proteininiai bomžai, proteininiai kurva limpančias grindis, ant grindų nemižaloja proteinas, grindis kurva limpa nuo proteino. Lidlas vienintelė partija, kur grindis nenumižaluoja nuo proteino limpa. Lidlas yra zaibys, didelis pasirinkimas, kiaušinių baltymų net kartais būna skirtų nuo trinio. Lidle visokių keistų kartais random, juokingių prekių gali rasti. Dar plius ahujenai kieta, nes Lidlas šitų bairių turi. Šitų visokių Lidlo batai, Lidlo koinės, kur kažkada net buvo bairiai, tipo prikolas nešiodžinai, tas Lidlo batus arba Lidlo koinės, visokių tokių myminių dalykų, karočią, Lidl zaibys. Man Lidl patinka dėl bandelių, jo ir bandelių sekcija, visatų kepinių sekcija, kiek pigių spurgų, visokių piragėlių. Jeigu nori tukt, irgi Lidlas zaibys. Jeigu esi smalyžius, nori diabeto speedruną padaryti su 10 eurų. Lidlą irgi, ahujenai, karoči. S-tyrą, aš sakau, Lidlą galima dėti drąsiai į S-tyrą. Paremkit mane, Lidlas, pasponsorinkit. Būdamas Lidlė, nei aš bomžą esu sutikęs Lidlė nei kart. Vieną kart buvo, gerai, pripažinsiu, vieną kart buvo. Bet tenais praktiškai naujanų Lidlė buvau, tai tenais neišvengiama. Nu gerai, mėsa, gal iš mėsos ten produktų, va tokių, nu ten negeriausias, tikrai negeriausia ten mėsa, nu nes pygų. Bet šiaip Lidlas zaibys. Aišku, kažkas turi būti su ja blogai. Kažkur turi būti kabliukas. Lidlas turi turėti kabliuką kažkokį. Ar mes ten vėžį gaunam nuo tų proteininių pudingų Lidlo ar ką. Bet kažkoks kabliukas turi būti. Da nežinau koks. Ai, va gerai, vienas dalykas man nepatinka su Lidlu. Šiaip senai bebuvau, hebra, parašykit čiate, ar vis dar yra tas dalykas Lidle, kad tau tas dėžės kardoninės duoda maistui. Kad nėra normalių maišiukų. Neduoda, ne? Nu tai va. Ką jūs kuva geriečiai, bet su tai savo įsipirkais? Gelbėkim vežliukus, nėra pas mus maišiukų. Plasma. Duokit man tą maišą plasmasinį. Kas prisipirkimas? Nenori aš tą kardoninės dėžės neštis, kai debilas, grybų iš miško prisirinkęs. Su dėžė eini per šonus krenta viskas. Dėjau iš ant tų nesąmonių. Tai yra maišiuka ar ne? Ar gali gauti maišiuką plasmasinį kaip maksimum? Gali, nes nenori čia tada stumbę reikalą. Yra. Nu tada ačiū. Ištraukėt Lidlą. Lidlas gali dėkoti šitiem žmonėm. Yra pasirodo maišiukai. Nu tada nežinau, neturiu skundų. Nuoširdžiai neturiu skundų. Lidlas. Plaso energetiniai situacija. Gerai, vienas minusas. Nėra energetinių normalių. Nėra. Nemačiau aš ten nei Red Bullių, nei Monsterio. Ar atsirado? Yra? Nu gerai, S-tyras. Nieks nečiulpė Lidlė. Va, minusas. Kad nedėti jas. Vat nėra, kad veini pro pardę, kur tu bibi pačiulpė. Va čia va žiaurus minusas. Nes Aivy, pavyzdžiui, pačiulpė. Gerai, Maxima. Nu, blėt, Maxima zaibys. Aš dažniausiai šiaip einu į Maximą. Vienintelis skundas su Maxima, dabar aišku, aš lyginsiu su Rimi. Nes, pavyzdžiui, Rimi taip nebuvo man į kartą. Aš mėgėjas kopūstas. Aš mėgėjas kapūstas, nes aš lietuvis. Mano panagės juodas, bulvės subiniai, dantų 12 ir mėgstu aš raugintą kapustą. Prie krepšinio. Gert alų į užsikast kapustą. Ir aš perku, karočią, kapustus. Ir Maximui, blėt, jie lygina baisin. Jie yra neužsandarinti, pastoviai, kai net story darėm su Patke kažkada dėl tų kapustų, piktinomės. Ir podcast'e kalbėjom, pasiemi kopustų, tai tave, jeigu žmogų užmuštum, galėtų palei kopustų dryžę, visą atsekti, kur tu pabėgai. Nešies tos kopustus ir tiesiog palieki su savim, kai sraigė, kai sraigius, kai šliužas, palieki dryžę, syvų, kopustų iki pat kasos. Visi kopustai šlapiai, jūs debilai, negalit pasistengti biški, painvestuoti daugiau pinigų į pakuotės kopustų, normaliai supakuotų. Tai dėl kopustų man minusas. Dar kitas dalykas, kad kopustai jau priklauso rimtam dėdį, čia priklauso praktiškai Illuminačiui. Tas sakau, kopustai, sakiau, kad tikrai Maxima. Maxima priklauso tam veikėjai. Nerijus Numa. Numa, imtošti, 2,4 bilijono. Jo, čia yra absoliučiai magnatas. Vienas turtingiausių žmonių jaučiu vos ne Lietuvos. Trečias turtingiausias žmogus Lietuvoje. Čia yra failuose. Is not named in Epstein files. Does Numavičius have an island?
Nu, neturi, bet lyg ir bent jau oficialiai. Jo priklauso, kaip sakant, satanistam Maxima, bet ir kopustai hujovai supakuoti. Tai, bet šiaip gerai Maxima, labai patogu. Žiauri daug pasirinkimo, visko yra, viskas gražiai, greitai eina, sklandžiai, bet man nėra iš geriausių pardžių. Man vis tiek nėra S-tyras, žinokit. Man Maxima nėra S-tyras. Aš nedėčiau. Dėl kai kurių niuansų. Bet kai daisim Rimi, aš tik papasakosiu tos niuansus. Iš kainų pusės Maxima zaibys. Iš kainų pusės Maxima visai zaibys. Iš pasirinkimo irgi tobulas viduriukas. Maxima yra. Bomžų ten nelabai pamatysi. Aš dedu į A-tyrą. Mere, ебать, S-тирас. Вот этого магазин, блядь. Вот этого, вот хорошего в магазине, блядь. Конкретная от S-тиру, блядь. Z-тиру, нахуй. Z райдес трукста, блядь. Z, блядь, тир, нахуй. Слышь меня, малышка, это конкретная Z-тирува. Якauju, Merė yra. Čia ruskių pardė. Merė yra priklausantis rusiškam Svetofor. Visos Merė parduotuvės šalia buvo skubiai uždarytos dėl ES sankcijų. Nebėra Merės pardžių, jau jos pilnai uždarytos. Kas esat buvę, nu jeigu jums patiko labai, serveladas, kur ruski vodka, ruski halva, jeigu jums zaibys buvo, nežinau jūs kur jie dedat, bet atvirai pasakysiu, nesu buvęs ir šiaip man kosmosas buvo, tipo, aš apie tas pardės iki kol jų neuždarė visur, čia nėra straipsnį, aš net negirdėjau, kad egzistuoja tokia pardė. Kur jos buvo? Kur jūs matėte, tu merė pardžių? Aš jų niekur nemačiau nuoširdžiai. Aš nemačiau niekur merės pardžių. Ten alus pigus, nebereikalo, kad toliau debilas būtum, ir toliau ruskis palaikytų. Nes girtą kontroliuoti lengviau. Bičo geras teikas, bet alus pigus buvo. Žmogžudžio palaiko Šiaurės Korėjos režimo šalies praktiškai pardena diktatoriaus, bet alus geras, įgala, na. Man, blėt, kam čia ta pardė priklauso. Svarba lekas papigėjom, blėt, riešutai sveriami pigiai, važiuojam, blėt, į merę, Z-tyrava, blėt. Tas merės, Meriev, nors nesu buvęs, bet vien dėl to. Norfa, oi, blėt, vaikeliuk, Norfa, Norfelė, oi, blėt, Norfas aš daug stumės, žinokit. Norfai apsauginis mano bilietės yra. Norfai mano bilietė apsauginis ir ne bet koks, o vienas garsiausių Panevėžio iškrypelių būdavo toks apsauginis, kuris dirbdavo Norfoj ir visą laiką šiaip, kai laisvų laikų visus mažus vaikus čiešindavo ir jis dirbo Norfos apsauginiu ir pastoviai mane stabdydavo ir sakydavo, kad aš apsivogiau tik tam, kad pragraibaliot galė mane galėtų. Lietė mano kotą, lietė mano šmotą ir aš negalėjau nuo jo pabėgti. Dėl ko? Nes mano kojos prie grindų prilipusios, kurios numyštos ir alum ir šūdais nupiltos. Norfa yra tokia pardė. Smirda visą laiką mesom kažkokiom. Pensininkų pardė. Nori halvos, Norfa. Nori šaltienos, Norfa. Bet yra vienas pliusas. Norfui mėsa yra šviežiausia. Nežinau, čia tipo real yra dalykas. Norfui iš visų šitų prekybos centrų, ką mes dabar čia turim, yra šviežiausia mėsa. Tai būtent mėsai žuviai Norfa yra zaibys. Bet, nu visa kita atsveria tą mėsą. Vat aš negaliu jos dėt. Negaliu dėt, kai Norfui turi kariauti su pensininkais, apsišikusiais ir bomžais. Jo, ir Norfui biški liūdna, rašo, depresija atsiduoda. Norfui jo biški liūdna. Man kažkaip Norfui, man anxiety kyla Norfui. Kaip aš ateinu į Norfą ir man kažkaip nerimas apima. Nežinau dėl ko. Gal dėl to, kad tiek daug mirties matau aplink save. Gal dėl to, kad matau senį su skolioze, sulinkusi visą, kur ant tiek sulinkęs, kad net galva palei žemę tempės. Ir toks matau, čia aš toj būsiu toksai už nedaug metų jau. Gal dėl to? Aš dėsiu B, žinokit. Dėl mėsos vien, nu nes aš mėsėdis. Pisau ant veganų visų. Nu aš noriu geros mėsos, Norfa turi gerą mėsą, dėsiu B. Rimi. Man asmeniškai Rimi yra S-tyras. Žinau, daugam nepatiks gal tas teikas, bet Rimi yra brangu. Faktas, Rimi yra brangu. Bet aš dažniausiai perku iš Rimi ir iš Maximos. Rimi, karočią, ką turi pliusą virš Maximos, kad Maximoj nusipirki energetinio ir raudonai iškart savitarnai dega, nėra kurva tų pardavėjai tenais, nieks nebenori dirbti Maximoj, vienas pardavėjas per 10 kasų stovi, kai debilas to monsterį su barzda stovi, su senio snukiu, turi laukti, kol dabar ateis mano veidai, vertins, man face kontrolą padarys, pažiūrės, ar aš pilnametis esu, kad man patvirtintų tapatybę, kad galėčiau nusipirkti energetinį. Rimi nėra šito. Rimi dabar kaip yra su Smart ID, gali pasitvirtinti savo tapatybę ir tau nereikia laukti, kol ateis kažkas pusę valandos, kad tau patvirtintų tapatybę, kad galėtum nusipirkti monsterį. Tai Rimi vien dėl to geriau.
kad greičiau apsisuki savitarnos kasos, jeigu perki dalykus, kurie yra N18. Toliau, rimi kepiniai žiauri geri. Toliau rimi turi tą visą, tos virtuvės visos maisto mandresnės, kur ten gali prisidėti daržovį ir taip toliau. Viskas šviežiau, viskas skaniau, daugiau ekologiškų produktų. Sportuojančiam, aš žiūriu palei sportuojančio žmogaus perspektyvą, kuriam nerūpi pinigai ir kuris neperka nieko su akcijom niekada ir nežiūri akcijų. Aš žiūriu iš tos perspektyvos, aš žiūriu iš pinigais aptekusio perspektyvos. Man rimi yra zaibys. Man rimi yra tikrai zaibys, yra elitas, aišku. Jeigu didesnį kiekį perku produktų, perku Maksimui, bet pavyzdžiui ir jogurto graikiško yra geresnio negu Maksimui arba Lidle, iki to ir Mekė. Yra Aistės jogurtas, praktiškai pats liesiausias graikiškas jogurtas, kurį gali rasti su didžiausiu proteino kiekiu, tai yra Aistės graikiškas jogurtas. Ir Skyr dar toks yra dalykas, tai yra kaip islandiškas graikiškas jogurtas, kuris turi dar mažiau feto, kuris iš vis neturi feto ir bel kiek proteino, kurio irgi beveik niekur kitur nerasi apart Rimeko. Rimi turi kiaušinių baltymų atskirtų nuo trynio, kurių irgi nerasi Maksimum. Lidle kartais būna. Turi labai daug tokių produktų, prekių, kurios yra skirtos specifiškai labiau sportuojantiems žmonėms, kurie nėra stori šūdai, kurie yra ryškus kaip graikų dievai, turi žiaurius pečius ir gerus čiado žandikulius. Rimi yra tam sutverta tokiam žmonėm, pardė. Tai man Rimi zaibys, žinokit. Mane styras, jo ir ten brangu. Bet čia ir vienintelis minusas ir yra, kad ten brangu. Toliau viskas ten ahujenai. Man Rimi patinka. Plius gražus dizainas, raudonas spalvos, švaru visą laiką kvepia. Nėra smirdėję man Rimekė nei kartą. Vienintelį jaučiu pardę, kurioje nesmirda. Kimči daug geresnis negu Maksimui, pavyzdžiui. Valgau kimči, jo, mažutės dėžutės iš Rimeko. Nes aš išpėjęs. Ne tik, kad aš leidžiu daug pinigų žiauriant maisto, bet aš daugiau nieko kito ir neperku savo gyvenime. Tai man nesijaučia, nes aš nei aš rūbų perku, mano rūbai visi iš sponsorių praktiškai. Technika visą seniausiai turiu susipirkęs. Kur man pinigus dėti, jeigu ne į maistą? Tai aš leisiu ant maisto. Jeigu gyveni kaip šuo, tiesiog valgai ir miegi ir sportuoji, Rimi tobulą pardė. Tobulą pardė. Prezervatyvai belia kaip brangus ir Mekė. Aš nenaudoju skandonų 10 metų. Aš galimai visas ligas lytinės turiu pasigavęs. Man irgi ne problema. Tebūnie tie brangus skandonai, o taip neperku niekad. Šilas. Nėra, kad šilas čia yra grinai Kauno pardė. Nėra, kad šilas tik Kaune. Kauno pardės. Kavenskai shop. Šilas. Esu buvęs Kaune šilekė. Netoli to. Tas Laisvės alėja, ne? Soboras Laisvės alėja, ten netoli šilas yra. Buvau šilė. Buvo zaibys gan pardė. Tenais bent jau. Va ta vienintelė čia, kur ir buvau. Švari pardė buvo, nedidelė, pasirinkimas nedidelis, bet švaru kainos, nepamenu, berods average buvo tokios. Iš mažų pardžių, iš tų mažų parduotuvyčių, šilas, man rodos, geriausia yra pardė. Aišku, jų nedaug yra, bet tikrai geriau negu aibė. Tikrai geriau negu aibė. Šilą dedam į B. Dedami B. Nu žodžiu, toks trilistas. Čia dar jaučiu buvo pardžių visokių, kur čia nesužymėta, bet tingiu iš ten pats pildyti, čia jau sukurtas buvo trilistas. Tinginys aš. Tai jo, toks trilistas. Kas užpyko, jeigu jūsų mylimąją merę įdėjau į F-ą, tai Aibės fanai irgi, jūs nesveiki esate, jeigu jums Aibės zaibys. Toliau viskas kaip ir gerai. O Rimekas, tai sakau, dėl Rimeko, jo brangu, nu bet gera pardė. Iš esmės, ahujena pardė. Lidlo levelio. Tik kad žiūri brangu. Tai jo, toks trilistas. Baigiam trilistą. Toliau youtuberiai, visi, kas žiūrit YouTube šitą. Parašykit komentaruose, ką manote apie Express Market. Nežinau, blėt, kur įdėt. Taip pat ir apie kupą parašykit, nes čia įdėjau ant bairio ją. Kas esate etatiniai kupo klientai? Visi alkoholikai čiatą surašykit, kur dedat kupą.